Sveiki, sveikinuosi su jumis tiesiai iš VMG salos ir šiandien meniu tuno tartaras. Tuno tartarą galite pasigaminti labai lengvai, paprastai, belieka nupirkti tuno arba jį sumedžioti arba jį sužvejoti. Bet jeigu tuno negalėjote nusipirkti Lietuvoje, tikrai galite šiam patiekale naudoti lašišą. Tai pradėkime nuo padažo. Padažui aš naudosiu 2 svogūno laiškus. Tiesiog susmulkiname šiek tiek smulkiau ir dedame į virtuvinį smulkintuvą. Tuomet reikės kuokštelio šviežių petražolių, baziliko, 1 skiltelės česnako, šiek tiek kaparėlių. Kaparėlių nepadauginkite, nes dėsime dar laimo sulčių, čili pipirų su druska, alyvuogių aliejaus, kokius 4 gerus šaukštus ir šlakelį cukraus sirupo. Viskas, dabar mūsų visą padažą greitai sumalsime. Man atrodo, kad puikus padažas jau yra paruoštas. Aišku, jį reikėtų paragauti. Puiku, čia svarbiausia, kad ne per daug rūgšties ir ne per saldus, kad jis būtų. Tai tikrai galite kompensuoti arba laimo, arba cukraus sirupu. Ir ką, kadangi visą kelionę mūsų lydi Sailing Chef vienas iš komandos narių, tai yra Laurynas, aš jį norėčiau dabar pakviesti, nes geras tunas gaminamas tik su rankomis ir kapojama mėsa tik su rankomis. Tai Laurynai, sveikas gyvas. Sveikis. Man labai malonu visos kelionės metu būti kartu su tavim ir žiūrėti, kaip tu laive gamini. Ir dabar gal galim mūsų žiūrovam parodyti, kaip iš tiesų taisyklingai kapojamas tunas ir ko mums dar reikės tartarui. Pradžią spjaustom jį juostelėmis, kuo ploniau, aišku. Kodėl būtent mėlynas svogūnas? Todėl, kad jis yra švelnesnis, nes šviestus svogūnas, paprastas svogūnas yra daug aštresnis. Smulkiname labai smulkiai, kokios 2 gal česnako skiltelės. Bet jo prieš tai apkepti nereikia? Ne. Dabar dedam žoleles, čia petražolės. Žinoma, kalendra būtų labai gerai. Barstome čili pipirus. Druska. Rugiai pipirai. Taip, pilame alyvuogių aliejus. Žinoma, galite naudoti ir kitą aliejų, sezamo aliejų. Taip, ir viską išmaišome. Beliko paserviruoti paruoštą tuną. Tam reikės pomidoro, matau. Taip, pomidorą naudosim papuošimui. Tai yra mūsų tuno tartaras paruoštas, mūsų padažas, pomidoras, kaparėliai. Dedam tuno tartarą per vidurį lėkštę. Tartarą papuošėme kaparėliais, kubeliais pjaustytais pomidorais. Ir paimam truputėlį grietinės. Kuo liesesnė, to geriau. Tai galite naudoti šiaip ir jogurtą. Galite jo laisvai, galite naudoti neriebų jogurtą. Pilame mūsų žalią padažą. Tai yra žolelės sumaltas su laimu ir alyvuogių aliejum. Laurynai, kaip tau atrodo? Ar jis pavyko? Bus įspūdingai. Gerai, bandom. Skanaus. Iš ties labai skanu. Tad nepamirškit pasigaminti šį tuno arba tiesiog lašišos tartarą namuose ir nebijokit valgyti kokybiškos žalios žuvies. Skanaus ir iki. Skanaus.